Kaip manai, ar jūros vanduo ir baseinas daug padaro žalos tavo odai? Vasarą itin daug kalbama apie apsaugą nuo saulės, bet ar susimastei, kad tiek jūros vanduo, tiek baseino chloras itin kenkia tavo odai? Nors jūros vanduo atrodo gaivinantis, po maudynių jūroje jūros druska gali pažeisti tavo odą. Po jos oda gali būti jautresnė, paraudusi ir labiau išsausėjusi. Na, o chloras yra gana agresyvus tavo odai, nes jis pašalina iš odos aliejus, kurie ir sudaro odos barjerą. Todėl oda gali parausti, pleiskanoti, netgi atsirasti niežėjimas arba itin nemalonūs bėrimai. Tai kągi daryti tokiu atveju, norint apsaugoti savo odą? Ogi labai paprasta, tiesiog tereikia naudotis 3 žingsnių taisykle. Pirmas žingsnis – prieš maudynes sudrėkink odą ir būtinai naudok SPF priemones. Antras žingsnis – po maudynių kruopščiai nusivalyk, nusiprausk visus nešvarumus. Na ir trečias – nuramink odą ir atkurk jos drėgmės balansą. Visam šiam reikalui priemones rekomenduoju įsigyti iš Italijos. Aktualu ir tau, susirašom, papasakosiu ir parodysiu visą asortimentą.